įsiveliam su ta komanda į tokį chaosą, jie tikrai tokio chaosinio krepšinio, pikiampopų, trajekai, nuo lentos visokie sunkus metimai ir įtampėlė tokia gaunasi, pradedame irgi daryti bardaką puolime ir tada neina susivaldyti ir sakau, ramiai, mums reikia pozicinių atakų, kiek įmanoma daugiau ir tas gaunasi, va toks chaosėlis ir chaosėlyje mes niekam neatsilaikom, nes ten, kai Šilutėje žaidėm po 2 kėlinių, iš vis kontroliavom rungtynės, 14 taškų pirmavom ir tada antroji daly 27 taškais pralošėm, tai irgi toksai va chaosėlis, ten geras palaikymas buvo, tai va tokio gal nereikia įsivelti su jais į tokį žaidimą. Trečiajame kėlinyje buvo tas lūžis, kai varžovai įgijo ir dviženklį pranašumą. Kas galbūt tenais nutiko, kodėl tą persvarą jie sugebėjo įgyti? Sakau, tie tritaškai, sukrito tie tritaškai, mes žinojom, kad jie gali mesti tos tritaškus, bet statistika nėra tokia, kad jie jau ten meta kiekvienas rungtynes. Šiek tiek rizikavom nuo mažiukų ir sukrito tie metimai, kurie neturėjo. Ir sakiau, dar nesukris metimų, kai mes galim grįžti. Taip ir buvo. Gale keli metimai neįkrito, mes jau galėjom grįžti atgal. Treneri, likus pusiai minutės iki rungtynių pabaigos -9. Ar dar tikėjot, kad iki tos paskutinės atakos turėsit šansą? Krepšinis toks, kad reikia tikėti iki galo. Tai tikrai tikiu visą laiką, stengiuosi iki galo. Matėte, jau ir minutės pertraukėlės. Kitas treneris gal net neimtų, jau atsivarytų ir padėtų kamuolį. Ne, reikia žaisti iki galo. Padarėm įsimetimą. Įmetė Edgaras tikrai sunku tritaškę. Tai va, žiūrėkit, tiek betrūko vienas metimas, būtume į pratęsimą nukeliavę. Tai dėl to džiugu, kad mes iki galo kovojom visą laiką. Nesvarbu, koks rezultatas, tai dėl to džiugu, bet va, kad nesukrenta tie metimai gale, tai biškį liūdna dėl to. Visų pirma, reikia paminėti, kad Kretinga vis dėlto yra gera labai komanda ir reikėjo gan nemažai pasiruošti, turi patyrusių žaidėjų ir panašiai. Tai aš manau, pavyko vaikinus nuteikti kovoti ir gintis ir eiti ant kiekvieno kamuolio, ant parketo, kiekvieno centimetro sukovoti. Tai aš manau, jie sukovojo ir verti pergalę šiandien. Karolis Babkauskas debiutavo jūsų komandoje. Kokiu tikslu įkvietėt, ką jis gali duoti komandai ir kaip vertinat jo pasirodymą šiandien? Mūsų komanda buvo tokia, sakykime, be žaidėjų, iš vis neturėjom nei vieną žaidėją, kuris galėtų vadovauti komandai, tai Karolį pasiūlė ir net nedvejojom, pasirinkom jį, nes jis turi ir patirties ir yra geras snaiperis ir žaidėjo pozicija, tai viskas atitiko ir mes labai džiaugiamės ir šiandien jau tikrai jautėsi, kad tokia ramybė komandai ir gerai sukovojom. Tos ramybės nebuvo daug per paskutinės 30 sekundžių, atrodė, kad +9, viskas ramu, kas ten nutiko pabaigoje? Žinot, kai yra +9 ir lieka, kiek ten, 33 sekundės, tai jau visi džiaugiasi pergalę. Tai aš ir vaikinam sakiau, kad iki galo, aišku, reikia žaisti ir nesvarbu, ar 33 ar 15 lieka vis dėlto. Iki pat signalo turim sužaisti ir jaunimas, žinot, pas mūsų didžioji dauguma yra jaunų žaidėjų, tai jie truputį patikėjo per greit pergalę, bet viskas tvarkoja.